Sveiki, Ekomisija klausytojai. Šios mūsų proginės laidos pavadinimas – Vilties bėgimas. Laida skirta būtent vilties bėgimui, todėl mūsų pradėto laidų ciklo apie reklamą ir jos įtaką mūsų gyvenimą tęsinį perkelsime į sekančią laidą. Šiandien pakalbėsime apie patį vilties bėgimą ir onkocentro statybą bei jo plėtros planus bei vizijas. Mūsų laidos pašnekovai – pranciškonas, vienuolis, kunigas ir taipogi mūsų brolis Benediktas Jurčys ir režisierė Dalia Kanclerytė. Prisiminsime, nuo ko prasidėjo vilties bėgimo ir onkocentro idėjos ir kada prasidėjo tas kelias į tai, ką dabar jau galima pamatyti realybėje. Dalia, gal galite papasakoti truputį apie visos tos idėjos atsiradimo istoriją, veiksmas nuo ko prasidėjo? Tai buvo maždaug prieš 10 metų, kai brolis Benediktas buvo provincijolas ir kažkaip susitikom ir kalbėjom, kad reiktų padovanoti kažką Klaipėdai, esam klaipėdiečiai. Klaipėda vis tik mums yra brangus miestas, kur mes užaugom, kur vaikščiojom, kur brendom, kur suvokiam kažkokius esminius dalykus. Ir tuomet Benediktas sako, kad galima būtų kurti tokį kultūros ir meno centrą Klaipėdoje, kuriuose būtų galimi vakarai, susitikimai, parodų ekspozicijos. Ir tada nusprendėm padaryti pirmosius tos renginius, kur sukvietėm savo draugus, savivaldybės darbuotojus. Ir pirmasis toks susitikimas buvo Klaipėdos galerijoje, tikrai buvo labai graži paroda. Ir aš tikiuosi, kad Benediktas ją dar kartą pakartos. Tai buvo vieno vakaro graviūrų japonų paroda. Tuomet mes skaitėm haiku, brolis Benediktas skaitė rusų kalbą, aš skaičiau lietuviškai. Vytautas Dumčius japoniškai skaitė ir amžinatilsį Algis Kliševičius pasakojo, kaip yra sukuriamos graviūros. Ir dar mes vaišiname sakė ir tikrai buvo toks labai smagus ir gražus vakaras. Tai buvo toks pirmasis susitikimas, pasibuvimas. Jis tikrai buvo labai smagus ir gražus. Po to brolis Benediktas atvėrė savo lobyną, kurį turėjo, ir mes padarėm dar maldos kilimėlių vakarą nepaprastai gražų. Ir buvo tie maldos kilimėliai ir Vilniuje eksponuojami, ir Klaipėdos galerijoje. Ir buvo toks maldos vakaras, skaitė maldas. Brolis Benediktas pasakojo apie kilimėlių įsigijimo istorijas. Tai tas maldos kilimėlių vakaras irgi buvo labai toks sakralus iš tikrųjų. Ir galerijoje telpa apie kokią 70 žmonių. Bet iš tikrųjų tai buvo vakaras kiekvienam. Po to mes darėm... Tai prieš kiek metų čia buvo? Čia prieš 10 metų maždaug buvo. Tada brolis Benediktas buvo provincijolas ir jisai Klaipėdoje labai retai būdavo, bet jis specialiai skyrė tam laiko tiem vakaram. Po to buvo, afrikietiškų kaukių vakaras. Kadangi irgi Benediktas turi sutelkęs tokią labai gražias ir įdomias ir iš viso pasaulio meno kūrinius. Tai ir buvo toksai vakaras, kur mes vėl kalbėjom, kas tai yra, kad tai yra, dalis meno, kuris irgi, mums reikalingas pažinimui, suvokimui, supratimui. Tai buvo tokie vakarai mūsų. O lygiagrečiai Kretingoje vyko kitokio pobūdžio vakarai, susitikimai su onkologiniais ligoniais. Ir viena iš jų buvo dabartinio Švento Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė. Tuo metu jinai dirbo Kretingos rajono bibliotekos direktorė. Ir mes susitikinėdavom ir melsdavomės ir prašėm Dievo suteikti mums reikalingų malonių, kad jinai pasveiktų, nes jai teko susidurti 2 kartus su piktybinio auglio. Ir į tą maldą už Aldoną Kerpytę buvo įtraukta visa parapija. Tai iš vienos pusės Klaipėdoje čia formavosi kaip tokia mums simpatizuojančių kultūros žmonių grupė, o Kretingoje daugiau tokia jau įgavo pakraipą socialinę, tokia onkologinė. Ir galų gale, kaip Dalia minėjo, aš turėjau ypatingas teisės, kaip vyresnysis brolis, ir sugalvojau, kad būtų gerai Klaipėdoje įsteigti pranciškonų kultūros ir socialinės veiklos centrą. Ir jau 10 metų ir praėjo. Ir ką mes turime šiandien? Ir šiandieną mes turime
nuostabiai gražią šventovę, kurioje ir vyksta, ir mišios vyksta, ir vyksta renginiai. Ir žmogus gali ateiti ir atsigauti širdim, nurimti, susitikti su Dievu per meną, susitikti su Dievu mišiose. Tai jau nemažai turime. O kodėl turime? Todėl, kad Klaipėda iš esmės yra pranciškoniškas miestas. Nors čia daugelį amžių pranciškonų ir nebuvo Klaipėda, bet šiais metais mes būtent minėsime Klaipėdos miesto įsteigimo datą. Prieš 760 metų, čia va, Dangės ir Marių, reiškia, intakoje, santakoje, kaip tik ir prisišvartavo Kogas, laivas Kogas, kartu su pranciškonais ir Rygos kalavijuočiais. Ir taip mes pradėjome čia gyventi nuo to meto. Ir šiais metais mes grįžtame su ypatinga charizma, ypatinga šventosios dvasios mums suteikta tarnystė onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Va, ir mes galvojame, kad Klaipėdoje jau pastatysime pirmąjį Lietuvoje psichosocialinės ir dvasinės pagalbos centrą vėžio sergantiems ir jų artimiesiems. Ir plus vienuolyno erdvėje mes jau įrengsime jau greitai būtent tą ekspoziciją, apie kurią Dalia kalbėjo. Va, kiek daug. O konkrečiai kokia ekspozicija? Tai yra maldos kilimėliai, tai yra japoniškos graviūros, jų brolis turi apie... Ar afrikietiškas kaukės? Afrikietiškas kaukės minėjau, taip. Toliau, kas dar pas mus yra. Ir nežinau, jeigu... Bet čia yra rytai, čia su pranciškonais lyg tai nieko bendro kaip ir neturi ta kultūra. Kaip pranciškonai visada ieško sąlyčio su žmogumi. Ar rytai, ar vakarai, visur yra žmogus, ne pirmiausia, po to menu, tai yra jų pats žmogus. Va, bet čia... Pavyzdžiui, kiekviena kultūra, tarkim Indijos ar kokia, tai menas yra neatsiejamas nuo religijos 100%, nėra ten atskirta visiškai, kaip pas mus, pavyzdžiui, sekuliarusis menas, dar kažkas, ten jokių tokių dalykų nėra, vienas prie vieno, tai apie tie maldos kilimėliai, kokios maldos, kieno ten tie maldos kilimėliai. Islamo. Tai labai keistai skamba tada, taip kažkaip. Kodėl nespratau? Labai paprastas, krikščioniškam erdvėje sakraliuoja islamiškai kilimėliai. Yra 3 pagrindinės religijos, kurios išpažįsta asmeninį dievą. Tai yra, ta monoteistinis. Taip, tai yra judėjai, krikščionis ir islamo išpažinėjai. Ir tai yra tas pats dievas, vienas dievas. Ir islamas, ir krikščionybė, ir judėjai kartu sudėję jie parodo, koks yra Dievas turtingas, koks yra begalinis, koks yra nesuvokiamas ir neišsemiamas. Ir visa ta, tarkim, islamo kultūra, islamo menas, tai yra dar vienas, reiškia, būdas pažinti, koks yra nuostabus mūsų viešpats. Lygiai taip pat, kai žiūri į Senojo testamento žydų, judėjų religinės išraiškas, ar ne, jų kelią, jų mistiką, tai ką jie padeda, kai man krikščionį įsigilinti į tėvą, kai jie yra mūsų vyresniai broliai, kai per juos mes susipažinome su Dievu, visgi Mozė apsireiškia. Tai su idėjais tai viskas aišku, tik su islamu neaišku. Tai su islamu dar aiškiau yra, jie yra mūsų broliai, tikėjimo broliai. Tai jie taip pat išpažįsta asmeninį Dievą. Bet pas juos, kiek suprantu, visai kitoks požiūris į Kristų yra, jis ne toje vietoje stovi pas juos.
Jo, nu čia yra teologiniai dalykai, ne, mes Ne, bet tai labai ryškiai esminiai, kiek suprantu, absoliučiai radikaliai esminis dalykas. Nu, bet čia jau jų dalykas ir mūsų, pavyzdžiui, krikščionių ir žydų judėjų, reiškia, dogmatika taip pat yra skirtinga ir labai skirtinga. Nes pas jų nėra, tarkim, pas judėjų nėra Kristaus prisikėlimo. Islamas tai yra viena iš mūsų broliškų religijų. Tai reiškia, kada islamas įgauna, reiškia, fundamentalistinę išraišką, ne, tad, kai jinai pasiima į rankas ginklą, jinai tampa tokia pat kaip ir krikščionybė. Tai vėlgi žmonės, reiškia, visada stengiasi kažkaip tai išreikšti tai, ką jie bando, reiškia, nutuokti, kad yra kažkokia tai aukštesnioji jėga, yra kažkas tai, ne, ko ne visos tautos sugeba įvardinti. Tai atsiranda įvairiausi, reiškia, mes dabar šiandieną sakom, atsiranda visokiausios kaukės, ne, atsiranda visokiausi. Bet čia jau kalbame apie politeistinę pasaulėžiūrą. Ta prasme, Afrikoje tai yra ten šimtai ir šimtai tūkstančių dievų, dievybių ir čia yra, nu, kaip pagal biblinį žodžią tariant, pagoniškiai reikalai, taip? Tai tos kaukės lyg tai atstovautų tada jau dar kitą kryptį, pagoniškai pasaulį, jo supratimą. Ir lankytojas, kuris ateis pas mus į mūsų, reiškia, tarkim, erdvę, atsidurs mūsų muziejaus ekspozicijos artumoje, jis suvoks, reiškia, visą tą raidą, kaip, reiškia, vystosi žmogus, ar ne, kaip jis ėjo, kaip į šiandieną. Turėjo praeiti milijardai metų, kad mes šiandieną būtume tokie, kokie esame. Ir viskas papildo. Ir toj pačioj Afrikoje yra tokių genčių, reiškia, tik tai dabar šiandieną žmonės atranda, kad jie, reiškia, netgi turi tėvo, reiškia, į Dievą kreipiasi kaip į tėvą. Aš netgi žinau tokių pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, protestantų misionieriai nuvažiavę, reiškia, ir apsigyvenę mažose tautose, studijuodami jų kalbą, tam, kad paskui galėtų išversti Bibliją į jų kalbą, ne? Jų genties kalbą. Buvo nustebinti, reiškia, jos organizuoti nebereikia. Ne tik, kad nebereikia, reiškia, ir paskui, reiškia, netgi atsisakė tos pačios krikščionybės, vardan ko jie atėjo. Tokių visokiausių yra. Tarsi, išvirkštinė evangelizacija, taip? Reiškia, visokia. Ne, tai aš tik tai ir noriu vėl sugrįžti. Kad neatsitiktų ir mums šiom pacentrė. Prie tos artumos, reiškia, svarbu, kad žmogus sugrįžtų prie Dievo. Tas yra svarbiausia, prie asmeninio Dievo. O Benediktai, tai čia absoliučiai, ką jūs dabar kalbėjote, yra pranciškoniška doktrina, ar čia daugiau asmeninė Benedikto Jurčio samprata viso to reikalo? Gali būti ir mano, man tai būtų komplimentas. Ne, bet tai čia klausimas toks arba toks, kad jūsų tai suprantu, bet ar sudampa su pranciškoniška samprata? Aš galvoju, kad ir bažnyčios tokia samprata yra, nes aš vis tiek esu ir bažnyčios vaikas, katalikų bažnyčios vaikas. Norėčiau, kad žinotume tiek brolis Nerijus, tiek brolis Benediktas, tiek dabar sesuo Dalia, mes esame elgetaujantis broliai, elgetaujantis seseris. Mes elgetos esame. Ir mes elgetaujame prasmės, meilės, gailestingumo, elgetaujame solidarumo, elgetaujame vienybės, grožio, elgetaujame darnos, žmogiškumo galų gale, galbūt net ir svarbiausia. Tai vilties bėgimas tai yra mūsų, iš mūsų elgetavimo formų. Aš šiuo atveju konkrečiai su savo draugais, artimaisiais elgetauju ir prašau iš jūsų, klaipėdiečiai, solidarumo su onkologiniais ligoniais ir jų artimaisiais. Nes jiems yra reikalinga mūsų pagalba. Tai va, kas yra vilties bėgimas, tai yra brolių pranciškonų elgetavimo forma. Man teko matyti, teko tiesiog būti
nedalyvauti, bet būti šalia New Yorko maratono. O kame jų devizas New Yorko maratono? Esmė kame? Ir tuo metu bėgo apie 100 000 dalyvių, sportininkų. 100 000. Tai yra paramos maratonas ir visada yra renkamos lėšos, tikslinės lėšos, kurios galiausiai nusėda įvairiose labdaros organizacijose. Pavyzdžiui, tais metais jiems kažkaip tai rūpėjo, reiškia, kovoti su Parkinsono liga ir labai daug pinigų jie skyrė tam, reiškia, tai problemai spręsti. Po to norėčiau, kad žinotumėt jūs, kurie klausotės XFM radio, kad Amerikoje tiek ir kitose šalyse, kai vyksta maratonas, ten dalyvių mokestis yra be galo didelis. Tūkstančiais ten kainuoja doleriais arba svarais. Bet visiems, kiekvienam yra garbė dalyvauti tokioje kilnioje akcijoje, nes maratonas tai yra ir kilnus tavo įnašas. Tu tokiu būdu, būtent bėgdamas, tu gali prisidėti prie problemos sprendimo arba vilties bėgimo atveju. Tai mes auklėjame, mes norime užsiauginti naują kartą, kuri galbūt ateityje jau nebe 2, ne 5 litus duos, reiškia, kaip dalyvio mokestis, ne, kuris po to eina mūsų, reiškia, onkologijos centro statybai. Bet galbūt bus didesnis mokestis, galbūt 50 litų po 10 metų, ar ne? Va. Ir jeigu dabar mes turime konkrečią problemą, onkologijos problemą, tai galbūt po 10 metų jau mes spręsime kitą problemą. Gal Klaipėdai reiks pastatyti kažkokį tai, arba tiesiog konkrečiai pagelbėti kažkokio tai vaiko gydymui, arba, mes nežinome. Tai kiekvieną kartą vilties bėgimas turės vėlgi tą patį tikslą surinkti lėšų onkologijos centrui, kad mes paslaugas galėtume teikti nemokamai. Čia ir yra visas dalykas. Tu gali rasti dabar internete ir Lietuvoje onkopsichologų, kurie, reiškia, teikia paslaugas, tu paskambini, susitari ir jie ten už valandą pokalbio iš tavęs, reiškia, paprašo, reiškia, 50 litų arba 70, o kartais net 80, 100 litų už pokalbį. Tai va mes, reiškia, savo centre teikdami, reiškia, tiek dvasinę pagalbą, tiek informacinę, tiek socialinę, tiek meno terapijos, bet kokią formą, kurią suteiksime ligoniui arba jo artimiesiems, mes visą tai darysime jiems nemokamai. Va, ir jie tada, reiškia, nebejaus jokio barjero nesigydyti. Nes labai dažnai žmonės sako, neturiu pinigų, aš neįsiu ten daryti pratimų, nesimankštinsiu, aš neturiu pinigų, neįsiu į baseiną. Aš neturiu, reiškia, o dabar, kaip tik bus toks centras, kai tu galėsi ateiti ir gauti tiek informacinę, tiek dvasinę, tiek socialinę pagalbą jau be pinigų. Kaip kad sakė pranašas, ateikite visi pas mane. O Benediktai, ar nėra minčių, mes kalbėjome dabar visą laiką apie pasekmes. Tai yra vėžys, problema, su tuo susiję žmonės, pats sergantysis ir jų artimieji, teisingai? Taip, mes negalime apie tai nekalbėti. Jo, bet aš noriu paklausti. Apie tai turime šaukti, kadangi Lietuvoje vėžys yra epidemija. Tai vat norėjau paklausti, kaip čia taip atsitiko, kad tokioj šaly, lyg tai ir gražioji, ir gamta, ir viskas, ir dar lyg tai ne per daug užteršta kaip kitur, bet tokia masinė vėžio epidemija. Mintis yra tokia, kad tas, kas dabar daroma, tai yra tokia atjautos, paramos veiksmas tiem jau, kuriem jau atsitiko. Gal ateityje numatote kokią nors programą, kad neatsitiktų. Ta prasme, į priežastis orientuota, ne jau į pasiekmes.
Ar čia tolimas perspektyvas ir minčių? Mūsų pagrindinis tikslas, mūsų Švento Pranciškaus onkologijos centro tikslas yra sugrąžinti žmogų į visuomenę, sugrąžinti, reiškia, tėvą, mamą, vaiką į šeimą, į mokyklą, į darbą. Mes, reiškia, viską darome, kad tas žmogus pasveiktų. Todėl mes dirbame kartu su ligonine, bendradarbiaujame ir rezultatai kol kas yra labai geri, džiuginantis, ne? Labai džiuginantis. O suprantu, ką tu nori pasakyti. Ir be abejo, kad aš dabar turiu labai daug vilties pamokų. Mane kviečia mokyklos, ar ne, ir aš pravedu vilties pamokas vaikams. Ir kiekvienoje pamokoje akcentuoju 2 dalykus. Pirmiausia, kad vaikai nebijokite, vėžys, reiškia, nėra užkrečiama liga, taigi nebijokite lankyti savo susirgusių draugų, giminaičių. Ir antras dalykas, kad ta liga nėra mirtina, jinai yra išgydoma. Yra labai svarbu numitinti onkologinę ligą. Nes kada žmogus galvoja, kad tai yra mirtina liga, kad jinai yra užkrečiama, pasekmės yra siaubingos ir dabar gal apie tai nekalbėsim, kitą kartą susitikę. Ir antras dalykas, ką aš labai vaikams akcentuoju, apie gyvenimo, reiškia, keitimą, apie atgailą, apie atsivertimą, atsigrįžimą į Dievą. Yra labai gražus latiniškas išsireiškimas conversi ad Deum. Tai fantastiškai atsigręžti į viešpatį, atsisukti, conversi ad Deum. Tai va, kas atsitinka? Kai žmogus išgirsta diagnozę, kad pas jį yra piktybinis auglys, dažniausiai savo pasako, kad viskas, keičiu gyvenimą. Jeigu jis prieš tai rūkė, jis neberūko. Jeigu jis gėrė, nebegeria. Jeigu pykdavo, nebepyksta. Nu, žodžiu, pakeičia visą savo elgseną, bent jau stengiasi, ar ne? Va. Tai aš vaikams ir sakau, vaikai, moksleiviai, brangus, mano klaipėdiečiai, geriau dabar keiskime gyvenimą, nelaukime, kol susirgsime. Geriau dabar pakeisti, geriau dabar žiūrėti, ką valgai, ką darai, ką galvoji, ar sportuoji, ar geri, ar rūkai. Geriau dabar pakeisti, negu susirgus. Čia labai gera mintis, su to pavyzdžiu tai yra geriausias pavyzdys, kad tu pamatai realiai savo akim, kaip gali atsitikti. Tai va, mane labai nustebino New Yorko maratono žmonių ta gausa, dalyvių gausa, 100 000. O kelintais metais čia buvo maždaug? Nebeprisimenu, kažkas 90-ųjų pradžia. Ir aš pagalvojau, kiek daug sveikų žmonių. Įsivaizduojat, bėga 42 kilometrus. Dieve, tu mano, 1000 žmonių bėga 42 kilometrus. Lietuvoje, jeigu mes šiandien atrastume 10, 100 žmonių, gal, nežinau, 1000, žinai. Bet ten 100 000. Ir man taip panoro iškart, viskas, darom Lietuvoje maratoną ir laukiu tos progos, kada pradėsime daryti maratoną, vilties maratoną, žinai, kaip gražu, vilties maratoną. Galvoju, bet kaip įtraukti tiek daug žmonių, gi pas mus, nei to solidarumo, viskas paslėpta, apie vėžį niekas nekalba, tabu. Ir tuomet atėjo mane galva ta mintis būtent elgetaut solidarumą su onkologiniais ir atėjo tokia mintis. Gerai, bėgsime 10 kilometrų. 6, 3 ir 600 metrų. Kuriame gali dalyvauti visų amžiaus grupės, kategorijos. Vieni gali eiti, kiti gali bėgti, vieni greičiau, kiti lėčiau. Svarbu dalyvauti, atsistoti prie starto linijos. Ir 1, 2, 3 metais, reiškia, aš visą laiką akcentavau starto liniją. Atsistok
prie starto linijos vardan artimo meilės, ne? Stok prie starto linijos vardan solidarumo su sergančiu žmogumi. Va, ir dabar jau mes išmokome atsistoti prie starto linijos vardan kito. Dabar šiais metais, kadangi jau 5. jubiliejinis vilties bėgimas, mums svarbu atbėgti finišą. Kad žmogus atbėgtų, kai jis jaustų, kad jis įveikia, ne, užduotą atstumą, jis įveikia vardan kito. Jis save paaukojo, jis tą laiką paaukojo ir nori save parodyti, kad jis įveikia, kad jis skirto finišo liniją. Ir šiais metais dar tokia naujovė atsirado, kai kurios mokyklos tiesiog bėgs už konkretų susirgusi onkologinė liga vaiką. Na, tarkim, Baltijos mokykla bėgs už Dominiką, ne? Kažkoks tai transparantas bus, plakatas, reiškia, Dominikai, mes už tave, su tavim. Va. Kita čia mokykla, Verdenės mokykla bėgs už Lauryną. Po to Žemynos mokykla, kadangi ten gimnazija, gimnazistai bėgs už Julytę, bendramžę 17 metų. Be galo gabus vaikas, žinai, gabus, žinai, bet liga pakirto. Bet taip, va, taip šiais metais, va, reiškia, kad vaikai tiesiog įsipareigotų, kad jie jaustų, ne, kad jie kažką taip, jie negali dar paaukoti kaip tėveliai ten 100 litų arba 50 litų onkologijos centro statybai. Bet va, jie vis tiek susilaiko nuo ledų, nuo ten kokio nors, reiškia, Coca-Colos, ne, ir atneš, nusipirks, reiškia, padarys tokią auką, ne, dalyvio auką, mokestį, daugiau kaip auką, čia galima vartoti žodį, kaus numerį ir jie bėgs, ne. Suprantat, kaip tai gražu. Tai yra, aš negalvoju, kad kur nors dar yra pasaulyje toks dalykas. O Klaipėda yra Klaipėdos vilties miestas ir galbūt kitais metais mes padarysime ir vilties maratoną 42 km, tai mano svajonė yra, bet tai yra iš tikrųjų labai sunkus projektas. Va, ir kaip minėjau, kad dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės, mane labiausiai paveikė kai kurie ligoniai, reiškia, kuriuos aš pastebėjau susėdusius arba sustojusius prie lango, tiesiog per langą jie žiūrėjo į mus einančius ar pabėgančius per vilties bėgimą. Nes aš po to patikrinau, tai nuėjau į tą butą ir paklausiu, reiškia, ar yra pas jūs čia sergantis? Sako, taip. Sako, mačiutė žiūrėjo į jūs, kurie bėgote. Tai kažkaip tai taip man pačiam buvo taip jautru, ir aš galvoju, kad daugiau tų žmonių sustoja prie lango ir žiūri į mus, kurie bėgame už juos. Na ir pirmąjį vilties bėgime man pačiam teko vėl išgyventi tokį gražų dalyką. Žiūriu moteris su 2 numeriais. Vienas šiandien turtinės, o kitas truputį žemiau. 2 numeriai. Va. Netaip pamatė mano tokią nuostabą ir pasakė, taip, aš va, iščiose turiu kūdikėlį ir jis kartu su manim dalyvaus vilties bėgime. Kitais metais ta pati moteris, aš tą susipažinau, jau dalyvavo vilties bėgime su pagimdytu, gimusiu vaikeliu, kuris sėdėjo vežimėlyje. Ir jau numeris buvo ant vežimėlį ir ant jos. Ir jie įveikė 3 km distanciją. Ir tokių jau vilties vaikelių mes turime nemažai. Tai yra labai gražu. Aš galvoju, kad jokiam New York, jokiam tokių dalykų nėra. Todėl aš myliu Klaipėdą. Todėl mums Klaipėda Sudelė yra svarbus miestas. Broli Benediktai, o gal galite tiesiog mums žodžiais nupiešti vaizdą, kokia yra vizija, kad tai po kelių metų, kokia aplinka, koks tas onkocentras turėtų būti?
Šiaip jau ta pati vieta, kurioje mes įsikūrėme, jinai turi daug tokių, pasakyčiau, dieviško apraiškų. Nes jau tas pats vietos parinkimas vyko ypatingai. Tai buvo mūsų trijų, reiškia, aš, Evaldas ir Aldona, direktorė, atėjome į tą vietą, kurioje dabar jau stovi mūsų tas centras, melstis ir klausime, prašėme, Dieve, duok mums kokį nors ženklą, pasakyk, ar tikrai čia tavo noras, tavo valia, kad jis čia atsirastų, ar tai tik tai mūsų noras, mūsų savanaudiški, galbūt tokie tikslai. Mes meldėmės, mes iš tikrųjų meldėmės nuoširdžiai ilgai, kokį gerą valandą. Ir kai išeidinėjame iš tos, kaip čia pavadinti, proskinos, iš pievos, miško, ten proskinos, labai graži, Labrinciškių pradžia. Ir matėme, kad rugpjūčio aukštoje žolėje gulinčią moterį pastebėjome. Tokia mintis pirmoji buvo, jau čia nekoks ženklas, jeigu rasime kokią nors mirusią moterį. Bet prieėmė arčiau, jinai pajuto mūsų žingsnius ir pati atsisėdo, žinai, mes tada pribėgom, paklausėm, gal reikalinga jums kokia pagalba, ne, viskas tvarkoj. Aš slaugau savo brolį, kuris gydosi onkologinėje ligoninėje, ten nėra vietos, kur nueiti poilsiui prigulti. Tai ateinu čia į žolę tiesiog. Čia taip gražu, paukščiai čiulba. Ir tada aš galvoju, būtent čia toji vieta ir yra, kur turi būti pastatytas mūsų altorius. Čia turi būti epicentras. Ir tą vietą pažymėjome ir architektas taip sukūrė viską, kad toje vietoje šiandieną yra mūsų bažnyčia. Kadangi minėjau, čia pirmiausia jau yra Dievo valia, kad tai būtų šitoje vietoje, tas Švento Pranciškaus onkologijos centras. Tai jis negali būti koks nors toks, bet koks. Tai mes jau dabar šiais metais jau atidarysime pirmąjį korpusą, tai bus informacijos ir meno galerijos korpusas. Meno galerija tai reikia suprasti labai plačiai, bus ir muzikos terapijos, kambarys, bus molio terapijos kambarys, piešimo, rankdarbių. Vienu žodžiu, ten nemažai vietos mes turime, taip kad Klaipėdoje yra apie 5-6 tūkstančiai žmonių, jeigu imti 3% gyventojų sergančių vėžio liga, tai nemažai skaičiai susidaro. Tai mūsų centras, aišku, sugebėsim kaip čia pasakyti, sugebėsim tarnauti, padėti jiems. Ne? Po to jau rudenį pradėsime statyti dar vieną korpusą. Tai bus kaip viešbučio tipo pastatas žmonėms būtent ateiti ir praleisti vilties savaitgalius, kad jie galėtų po chemoterapijos praleisti mūsų aplinkoje 2, 3, 4 dienas, nes gavus tokią vaistų dozę vėl grįžti kažkur tai į kaimą, kur nėra tam tikrai gerų, reikalingų ligonių sąlygų, mes kuriame aplinką jiems. Po to be abejo, kas reikalinga, labai reikalinga Klaipėdai ir klaipėdiečiams, sergantiems ir jų artimiesiems, tai sveikatinimo centras. Ir mes jau jį pradėjome kurti. Ir aš galvoju, kad po keletos metų mes pradėsime statyti sveikatinimo centrą, į kurį galės ateiti sergantys žmonės, neįgalieji. Nes dabar, pavyzdžiui, moteris, kurioms yra, tas kūnas jau šiek tiek ligos sužalotas, sudarkytas, tai yra nepatogu nueiti kažkur tai į fitnesą, ten, kur modeliai renkasi, ar ne? Arba į baseiną, ten, kur sveiki.
Tai mes užsibrėžę esame tikslą sukurti aplinką žmonėm, kurie serga šitomis lygomis, kad ir jie galėtų naudotis sveikatinimo priemonėmis. Ir tas mūsų plane yra. Po to labai svarbu yra pastatyti, mes džiaugiamės sesučių Faustiniečių, Šventos Faustinos seserų darbeliais Vilniuje, čia netrukus atidarys pirmąjį Lietuvoje hospisą. Hospisas tai yra tokia vieta, kur žmogus oriai, garbingai praleidžia savo paskutinėsias gyvenimo dienas. Tai yra 2-3 paskutinės savo gyvenimo dienas. Tai aš galvoju, kad Klaipėdai bus vėlgi didžiulė dovana. Tas hospisas, kurį mes norime pastatyti, ir pasikviesime tas pačias Šventos Faustinos seseris, kad jos galėtų jos prižiūrėti. Aišku, ten dirbtų ir gydytojai, dar keli. Tai jau tokie gražus dalykai. Kas įdomiausia, kad kiekvienais metais vilties bėgimo dalyvius pasveikina apaštalinis nuncijus. Kas tai yra? Tai yra popiežiaus atstovas Baltijos šalims. Ir šiais metais apaštalinis nuncijus Luigi Bonacci parašė tokį gražų sveikinimą, kurį aš dabar jums leidus perskaitysiu. Kasmetinio vilties bėgimo proga siunčiu brolišką pasveikinimą ir sportinius linkėjimus visiems šiais metais vėl dalyvaujantiems pačiame svarbiausiame Klaipėdos miesto solidarumo renginyje, kuris yra bendrystė su ligoniais ir jų artimaisiais ženklas. Popiežius Benediktas XVI savo žodyje 20-osios pasaulinės ligonio dienos proga paragino krikščionis būti ištikimus savo pašaukimui, sakydamas, kad kilniai ir su meile žvelgdamas į kiekvieno žmogaus, ypač silpno ir sergančio gyvybę, krikščionis išreiškia svarbų savo evangelinio liudijimo aspektą pagal Jėzaus pavyzdį, o jis pasilinkė prie fizinių ir dvasinių žmogaus kentėjimų, kad juos palengvintų. Su šiuo nusiteikimu linkiu, kad vilties bėgimas taptų asmeninio susitikimo su viešpačiu Jėzumi galimybę ir proga vėl atrasti tikėjimo į Dievą, jėgą ir grožį, nes kas tiki, niekuomet nėra vienas. Pavesdamas Marijai gailestingumo motinai ir ligonių sveikatai visus šiandieninio vilties bėgimo dalyvius ir užtikrindamas, kad ypatingai jos prisimenu maldoje, kiekvienam iš jų šventojo tėvo vardu iš visos širdies suteikiu apaštalinį palaiminimą. Kaip gražu. Ne? Vienintelį mes, klaipėdiečiai, esame apdovanoti tokią Dievo malonę. Iš tikrųjų, vilties bėgimas tai yra sėkminių šventė. Tai fantastika. Ne viena radio laida su tokiu palaiminimu galingu nesibaigdavo, o dabar tai čia unikalus atvejis. Mes darome viską, kad jūs būtumėte laimingi. Nėra ir ką be pridėti. To šią laidą ir baigiame ir dėkojame mūsų gerbiamam svečiui, kunigui Benediktui Jurčiui, taipogi režisieriai Daliai Kanclerytei. Visus kviečiame į vilties bėgimą ir su to susijusius miesto renginius. Iki susitikimo eteryje laida E-komisija, laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas.